Trys gerai žinomi muzikos pasaulio atstovai – Egidijus Bavikinas, Liudas Mikalauskas ir Kenny G ruošiasi koncertui. Trumpas reportažas apie juos. Sveiki, aš esu Kenetas Golikas, geriau žinomas kaip Kenny G. Aš gimiau 1956 metais birželio 5 dieną Jungtinėse Amerikos valstijose, Sietle. Aš esu Jungtinėse Amerikos valstijų muzikantas, saksofonininkas. Aš mokiausi Vašingtono universitete. Aš nuo 1981 metų išleidau daug solinių albumų. Aš dirbau su Whitney Houston, Natalie Cole ir kitais garsiais muzikantais. Su manim šiandien yra Liudas Mikalauskas ir Egidijus Bavikinas. Aš esu Egidijus Bavikinas, gimiau Jungėnų kaime, lankiau Jungėnų darželį, bet lankydamas jau domėjausi muziką, kiek paaugusi tėvai leido į Kalvarijos muzikos mokyklą. Baigęs Jungėnų pagrindinę mokyklą įstojau į Marijampolės pedagoginę kolegiją. Ten studijavau operinį dainavimą ir chorinį dirigavimą. Baigęs Marijampolės pedagoginę kolegiją įstojau į Kauno aukštesnėje muzikos mokyklą. Dainuodavau muzikluose Paryžiaus katedra ir Tadas Blinda. Aš esu Liudas Mikalauskas, esu dainininkas bosas, Lietuvos sąjungos narys, Kauno muzikinio teatro solistas bei daugelio tarptautinių konkursų laureatas. Esu dažnai kviečiamas dainuoti su Lietuvos simfoniniu orkestru, visais kameriniu, pavyzdžiui, orkestru Švento Kristoforo. Taip pat esu gan kviečiamas visokiausiuose projektuose televizijos, kaip, pavyzdžiui, Triumfo arka, kuriame laimėjau auksinį balso titulą Lietuvos. Taip pat buvau gan paauglys, buvau toks gan doras, norėjau tapti kunigu. Bet mano planai visi žlugo, kai sužinojau, kad kunigai nebegali turėti nei vaikų, nei šeimos. Buvo net kilusi mintis tapti liuteronų kunigu, bet pagalvojau, kad iki šiol aš vis dar juo netapau ir turiu šeimą, esu garsus dainininkas, taip sakant, bosas.